Labas. Čia mūsų kemperis, mes esame kempinge Floridoje, netoli Orlando miesto. Čia mes dabar nuostabioje vietoje, Kristoferis ir Maja sutiko daug senų draugų, sutikto anksčiau kelyje. Va čia mes tokią milžinišką pievą turim, matot, visur namai, visose gyvena vaikai, šeimos ir jie čia žaidžia nuo ryto iki vakaro. Aš truputį Kristoferį pagavau trumpam. Aš dabar noriu kažką parodyti. Nu, parodyk. Kiaušinė. Esu stipriai spausiu. Aš nežinau. Parodyk, aš tave priartinsiu. Aš visų jėgų spaudžiu. Tu bandai spausti iš visų jėgų? Taip. Tai atrodo neįtikėtina, juk jis Matai, toks... kaip įdomu? Jis vis tiek nesudužo. Šitas eksperimentas su kiaušiniais, daug kartais žiūrovai mane prašo, kad nufilmuokit eksperimentą apie Majas, nes Maja klykia ir visa kita. Ar mums šitą darbus reikia? Nu, pabandyk dar su juo. Pabandyk jį sulaužti. Pabandyk. Taip nelūžta, ar ne? Įsivaizduoji kiaušinis. Taip yra dėl to, kad kiaušinis yra... Jis nesulaužomas. Žinai, kodėl? Jis yra... Daryti. Palauk, tau reikia, žinai, mes tai sugalvosim būdą. Nemesk tik jo kol kas niekur. Kiaušinis yra apvalus ir jis toks padarytas specialiai, kad kai ant jo spaudžiama, svoris pasiskirstytų tolygiai ir tada ant kiekvieno mažo plotelio kiaušinio nelabai didelis svoris gaunasi. Nu, Kristoferi, pabandyk jį vat šitais dviem pirštais per vidurį spausti. Nu, kaip nors. Nu, va taip apgaubk jį, kaip žnyplėmis kokiamis, kaip replėmis. Nu gerai, va taip, jeigu parodyk, jeigu tu va taip spaustum, kad būtų dviejų pirštų, aš negaliu to patikėti. Aš nebenoriu, aš ir prisunku. Gerai, tada dabar, žinai, ką padarom, padėkim jį ant žemės ir jis vis tiek nesudužo. Atešk jį čia ir aš sugalvojau kai ką. Nemesk į sieną, čia yra kemperių sienos žmonių. Žiūrėk, pabandom taip. Padėk jį ant žemės, žiūrėk, čia yra pagaliukai. Padėk jį ant žemės, paimk pagaliuką ir spausk per vidurį. Ne taip. O va taip padėk ant jo pagaliukų. Va taip padėk šitą kiaušinį ir bandyk pagaliukų va taip dviem rankomis spausti. Yes! Mes įveikėme kiaušinį. Aš norėjau iš visų jėgų jį pridurti. Pabandom su kitu. Palauk. Na, davai, Kristoferi, bandome. Tu po truputį nulipi ir atsargiai nukelinėk savo svorį. Tu atsistojai? Nu, bandyk, atsistok, o su kita koja čia. Abiem kojam dabar taip. Ir pabandyk nulipti. Aš negaliu patikėti. Eik, dabar po truputį eik lėtai, irgi pastengdamas paskirsti svorį. Eik ant sekančio. Tu eini, jie nelūžta. Yes. Tai neįtikėtina. Ir nulipk čia. Na gerai, gali ir taip. Oh my goodness. Yes. Kai tu šoki, jie taip pat kaip ir su pagaliu, taip? Gerai, Kristoferis bandys iš visų jėgų Taip spausti. Spausti kiaušinį. Sunku patikėti, ar ne? Pabandykite ne virš klaviatūros, aišku, o kur nors vietos, kur jeigu ant grindų spausit, jisai net ir tiek nesudužta, ar ne? O Kristoferi, pabandyk į priešingą pusę, nu, į smailius galus spausti. Taip. Žinai, kad taip yra dar sunkiau. Taip dar sunkiau? Nes tai yra pačios stipriausios vietos.
Tai būtų lengviausiai. Matot? Jis su 2 rankom lengviau suspausti. Bandyk. Neįmanoma. Neįtikėtina, ar ne? Čia Kiaušiniai. yra paprastas kiaušinis. Paprastas kiaušinis, kurį lengvai mes perdaužom, kai norim iškepti kiaušinėlį. Nu, parodyk. Ir lengvai, taip, Jeigu sudaužom. tik tada kažkas užtrauks, tai labai lengvai su. Jo, ir dar, gerai, dar iš tikrųjų priežastis yra ta, kad tu su smailiu dalyku į vieną tašką daužiai. Nes kai tu jį spaudai nuosekliai į visas pusės, to lygiai. Kadangi jisai jau yra sulūžęs, dabar turėtų būti daug lengviau. Dabar turėtų lengviau, jo, nes tu jau vientisumą praradai. Taip, tai mes gausim rinkti kiaušinius nuo žalės. Nes jis tokios formos apvalios, kad kai jūs spaudate, Kristoferis, na išmesti, kai mes spaudame tą kiaušinį, tai jis gaunasi tą formą, padaro taip, kad mes spaudame po truputį jėgos gaunasi ant kiekvieno taško to lygiai ir neišeina suspausti. Beje, va čia gyvena vėžliai, va čia turbūt jie prikasė tų milžiniški vėžliai narvuose. Reikia vat nueiti pažiūrėti, beje, gal bus. Žiūrėkit, jis dabar. Ar čia vėžlys? Taip, vėžlys išlindė. Vėžlys, Kristoferi. Ką tik norėjau pasakyti, kad čia gyvena vėžliai. Pažiūrėkit, koks didelis. Narvuose ir norėjau parodyti. Žiūrėk, jis į svečius pas kitą vėžlį. Tai jie būčia, Kristoferi. Aha. Tas vis dažnai tupi savo narve, o dabar jie buvo atėję, pažiūrėkite. Čia kempingas, jie čia visą laiką gyvena. Gaila, kad mums su salotas baigė. Netilps. Aš niekada nebandžiau paimti... Oi. Aš bandžiau paimti tik tai vandeninius. Tu neįsivaizduoji, koks jis sunkus. Bet tokių aš to nebandžiau. Ir aš nežinau, dar gerai dėti pabandyti. Ne, gal nelabai, jis nervuojasi, matai, jis bijo. Bet jis toks didžiulis, tai? Dar kiet, aš noriu pareklamuoti savo kanalą. Aš patronuoju filmuką, 300 subscriberių filmuką. Jeigu nori jį eiti, tai paspausk va čia. Tai Dabar vėl žiūrėkime vėžlius. gerai. Ką mes paimkime kažką jam valgyti? Tu valgysi šitą? Netokios nebūtų. Kaip mamuoja, taip salotą jam. Jis matai, kaip gerai kanda. Pažiūrėkite uodą ant jo kūno. Jo. Tada šiaip labai toli išties. Maitė atėjo iš baseino. Pabandyk, aišku, sulaužti. Nelūžta. Ir žiūrėk, ir taip nesulūža. Kiaušinis yra gan stiprus, įsivaizduoji. Va taip tu jį sutraiškiai, taip.